Taip, viskas yra saugumui ir taikai pasaulyje, tačiau pirmiausia, turbūt 5 procentai, 5-6 procentai atsirado ne todėl, kad mes norėjom 5-6 procentų, ar todėl, kad mes NATO pažadėjom 5-6 procentus. 5-6 procentai atsirado kaip valstybės gynimo tarybos sprendimas, kuriame buvo aiškiai suskaičiuota krašto apsaugos poreikiai tam, kad būtų galima pilna apimtimi išvystyti nacionalinę diviziją bei priimti vokiečių brigadą. Tai yra krašto apsaugos poreikiai, gynybos poreikiai, o ne kelių, privažiavimo, saugumo, savivaldybių, socialinės infrastruktūros, kitos gerovės poreikiai sumesti kartu su gynybos poreikiais. Tai reiškia, kad 5-6 procentų reikia tam, kad nacionalinė divizija būtų išvystyta pilnu pajėgumu. Todėl buvo keliami mokesčiai, todėl mes balsavimo visi kartu už valstybės gynybos fondo papildymą, tam, kad būtų užtikrintas krašto apsaugos finansavimas. Krašto apsaugos, o ne savivaldybių socialinės gerovės vystymas kaip saldainis, kuris padeda jiem priimti poligonus. Nes tokiais saldainiais mes turbūt nacionalinės divizijos visgi neišvystysim. Jeigu tokių poreikių reikia, jie turėtų keliauti šalia, iš skolintų lėšų ar iš kitokių lėšų. Vyriausybė matyt gali apsispręsti, tačiau 5-6 procentai reikalingi konkretiem pirkiniam, kurie buvo suskaičiuoti ir šalia jų negalima pridėti kitų dalykų, nes tokiu atveju tie įsipareigojimai tiesiog nebus įgyvendinti. Tai iš esmės manau, kad tai yra pažado laužimas. Mes visi balsuodami už mokesčių pakeitimus, pildydami gynybos fondą, nenorėjom, kad iš jo būtų finansuojami privažiuojami keliai prie poligonų. Mes norėjom, kad iš to būtų finansuojamas nacionalinės divizijos išvystymas, koks buvo valstybės gynimo tarybos sprendimas. Tai kviečiu nepritarti šiam įstatymui ir užbaigti šitą diskusiją ir palikti tuos finansus, kurie yra numatyti būtent krašto apsaugos finansavimui.